Krovinio savininkas, pasirinkdamas uostą, per kurį bus gabenamas jo krovinys, vertina ne tik uosto geografinę padėtį, infrastruktūros išvystymo mastus ar aptarnaujamos rinkos dydį, bet ir uoste teikiamų paslaugų kokybę. Klaipėdos uostas, siekdamas konkuruoti su kitais, uoste teikimų paslaugų kokybei skiria ypatingą dėmesį. Uosto direkcijoje siekiant efektyvinti procedūras ir mažinti administracinės išlaidas, veikia ne viena IT sistema, kuri vykdant krovinių gabenimo, krovos ir kontrolės procedūras sujungia ekspeditorius, laivų agentus, krovinių vežėjus, krovos įmonės bei kontroliuojančias valstybės institucijas. Apie atvykstantį į uostą laivą, laivo agentas praneša prieš 24 valandas. Laivo agentas į Klaipėdos uosto laivybos valdymo sistemą LUVIS pateikia laivo deklaraciją, įgulos ir keleivių sąrašą, įveda informaciją apie krovinio rūšį, tipą ir kitą informaciją, kuri siunčiama uosto direkcijai bei kontroliuojančioms institucijoms, muitiniai, pasienio tarnybai ir visuomenės sveikatos centrui. Visos šalys savo ruožtu tikrina ir tvirtina dokumentus bei suteikia leidimus laivui įplaukti į uostą. Tuo pat metu ekspeditorius registruoja krovinį plukdomą tame pačiame laive, tik jau naudojasi kita krovinių ir prekių informacinė sistema KIPIS, skirta elektroninių duomenų mainams tarp uoste veikiančių įmonių ir krovinius bei laivus Klaipėdos jūrų uoste kontroliuojančių valstybinių institucijų. Taip užtikrinamas spartesnis krovinių judėjimas per Klaipėdos uostą. Apibendrinant KIPIS veiksmų schemą, matome aiškius žingsnius, kurie siejasi vienas su kitu. Tai atgabenimas, iškrovimo derinimas ir tikrinimas, krova, saugojimas ir tikrinimas, pakrovimo derinimas, krova ir tikrinimas, išgabenimas. Viskas veikia sklandžiai, dėka itin aiškaus krovinių ir prekių informacinės sistemos KIPIS procesų modelio. Ekspeditoriui supildžius visą informaciją į KIPIS sistemą apie krovinį, vieno langelio sistemos dėka, laivo ir krovos operacijų patvirtinimai tarp institucijų vyksta sklandžiai ir greitai, duodama žalia šviesa laivo įplaukimui į krovos darbams Klaipėdos uoste. Uosto geoinformacinė sistema PortGIS. Tai sistema, kurios pagrindu sukurtas bendras uosto teritorijos ir akvatorijos skaitmeninis žemėlapis. Jis palengvina uosto direkcijos įvairių sričių specialistų darbą, vizualiai pateikiant turimus erdvinius duomenis ir supaprastinant informacijos pasiekiamumą bei dalijimąsi. Matome laivų judėjimą uoste, krovinių pavojingumo tipą. Avarijos atveju galime operatyviai reaguoti į situacijas bei tiksliai nurodyti tarnyboms jos vietą. Laivui išsikrovus, jis vėl pakraunamas naujais kroviniais. Tiek ekspeditorius, tiek agentas likus 2 valandoms iki jo išvykimo reikiamus dokumentus pateikia KIPIS ir LUVIS sistemose, o atitinkamos instancijos juos vėl ta pačia tvarka, kaip ir kroviniui atkeliaujant į uostą patvirtina, laivas išplaukia. Šių Klaipėdos uoste naudojimų sistemų dėka pasiekime esminius tikslus – didinti uosto veiklos efektyvumą, supaprastinti uosto veiklos ir kontrolės procesus. Klaipėdos uostas.